Apie emocinę transformaciją. Vadinasi, pati smagiausia tai emocinė transformacija, nes jinai tokia, galima sakyti, amerikietiškų kalnelių transformacija. Ne visais atvejais, bet pasitaiko taip, kad jinai emocinė transformacija būtent gali būti tokia šuoliuojanti ir šokinėjanti emociškai. Tai moterims tai ypatingai galbūt paprasčiau yra išgyventi šį periodą, nes moteris apskritai emocija yra ir tos šokinėjimai emocijų būna ypatingai kai kuriais atvejais. Tai žodžiu, emocinė transformacija tai yra tada, kada kyla emocijos. Ir emocinės transformacijos metu emocijos, vadinasi, kyla tos, kurios buvo kažkur tai kažkada tai užspaustos. Vadinasi, jeigu žmogus kažkur tai kažkada tai savo neleido paliūdėti, jeigu kažkur tai kažkada jis neleido savo papykti, arba tuo metu tiesiog užgniaužė tą emociją, ne? Ir dabar emocinės transformacijos metu tos emocijos kyla lauk. Vadinasi, sujudintos, subudintos kažkur tai, jeigu dar žmogus kažkokią tai temą išsianalizavo, kurie, tarkime, buvo kažkokia tai nuoskauda ar dar kažkas, jis ją suprato, suvokė, natūraliai su tuo suvokimu ateina ir tai, kas buvo padėta po tuo. Vadinasi, jeigu tai buvo emocija, kažkur neišgyventa, jinai savaime suprantama tuo metu, kada jinai yra praanalizuota, praspręsta, jinai pakyla. Pakyla ir tuo metu jinai tiesiog turi būti išgyvenama. Tai emocinės transformacijos metu kylančios emocijos jos veržiasi lauk. Tuo metu, kada prasideda emocinė transformacija, jokiais būdais šitų dalykų nebandyti užspausti. Viską, kas yra užspaudžiama, grįžta atgal. Vadinasi, visos emocijos tada eina į vidų, o emocija lygų yra energija. Todėl leisti tas emocijas išgyventi. Nesvarbu, tai ten gali būti ir juoko priepuoliai, gali būti ir džiaugsmo priepuoliai, gali būti ir liūdesio, ir ašarų, ir galbūt kažkokių kitų emocijų. Tai žodžiu, tai yra emocinė transformacija ir tą reikia išbūti. Dabar ką daryti, kai ta emocinė transformacija pakyla kažkur tai? Nes nutinka žmogui, arba nutinka tokiu atveju, kad žmogus sako, buvau darbe ir tiesiog pradėjo ašaros kilti, arba ten kažkokia tai kita emocija. Ir ką daryti dabar, nes emocija kyla, bet taip ant tiek kyla, kad jau net nebegaliu sustabdyti. Atrodo, atėjo emocija visiškai be priežasties. Vat čia yra pagrindinė emocinės transformacijos atpažinimas tada, kada žmogui kyla emocija be priežasties. Tai yra emocinė transformacija. Kaip žmogus, tarkime, funkcionuodamas su kažkuo tai bendraudamas patiria kažkokias tai emocijas, taip emocinė transformacija jie ateina be priežasties. Pavyzdžiui, žmogus ėjo, pasidarė labai liūdna arba labai džiaugsminga ir tai būtent emocinė transformacija. Vadinasi, prasideda emocinė transformacija. Ypatingai, kada jau kyla tos emocijos, jos labai yra aiškios tos emocijos ir žmogus geba atpažinti, pavyzdžiui, liūdesio emociją nuo džiaugsmo ar dar kažkokių tai kitų emocijų. Ir tiesiog kyla liūdesys arba kyla ašaros, graudulys arba dar kažkokios kitos emocijos, ne tik liūdnos, džiaugsmingos jos gali būti. Tai svarbu labai tą leisti išgyventi. Dabar jos ta energija, ta emocija, jinai eina lauk, vadinasi, išeidinėja iš žmogaus tos emocijos, kurios kažkada tai neišgyventos. Dėl to tiesiog pabūkite, leiskite savo išbūti, leiskite išjausti tas emocijas. Jeigu noris išsiverkti, važiuokite kažkur, tai išsiverkite ar ten dar kažkokie kiti dalykai. Tai yra tiesiog emocinė transformacija. Tai atpažinti ją, kaip ir minėjau, be priežasties. Kylančios emocijos be jokios priežasties. Toliau, ar įmanoma žmogui padėti? Tarkime, prasideda emocinė transformacija, kaip žmogui padėti. Tuo metu svarbu netraukti vėlgi iš tos būsenos, galima bandyti su juo kalbėtis, galima jį bandyti pralinksminti, galima šnekėti su juo, bet tiesiog suprasti, kad tai gali būti tiesiog emocinė transformacija. Ir pabuvimo šalia, žiūrint nuo kokia tai transformacija, nes tai gali būti liūdesio transformacija, gali būti džiaugsmo. Tai vėlgi čia tiesiog, kaip sakau, supratingumas ir leidimas savo tas emocijas išjausti. Jeigu esate darbe, galbūt atsiprašykite kuriam laikui, tualete nueikite, išsiverkite ir vėl galėsite po to pradėti aktyviai dirbti ir panašiai. Nes emocinė transformacija gali būti tuo metu, jūs išverkėte ir viskas. Pasileido emocija ir jūs einate
einate toliau. Tai va tuo jinai yra ypatinga, ta emocinė transformacija. Išsiverkėt, iškūkčiojot kiek reikia, tarkime, arba išsidžiaugiat ir jinai praeinanti ta emocija yra, jinai nebūtinai užtrunkanti, pavyzdžiui, kaip kitos transformacijos gali dieną, 2 užtrukti, tai emocinė transformacija gali būti vat, tuo metu vat, tas kažkoks tai vat, kažkas užspausto išeina ir viskas, ir jūs tam leidžiate išeiti ir galite eiti toliau. Tai va, tai yra ypatingai emocinė transformacija, kuomet emocijos ateina be priežasties. Tai apie emocinę transformaciją šiek tiek ir žiūrėkite tada kitas transformacijas kitose video. Iki.